Smalininkų senovės technikos muziejus įsikūręs 2004 metais Smalininkų miestelėje Jurbarko rajone, Lietuvoje. Jame yra daugiau kaip 7000 eksponatų. Čia žemės ūkio technika, buitinė, foto, kino technika ir įvairi kitokia, kuri buvo naudojama Lietuvoje. Eksponatus mes esame sugrupavę pagal pamatus, pagal tam tikras technologijas ir žiūrovai, kai atsiranda, atvažiuoja, mes jiems rodome priklausomai nuo jų interesų. Faktiškai, kiekvienas pažindinimas yra ekskursinio pobūdžio. Kai lankytojams iškyla klausimas, nuo ko prasidėjo muziejaus eksponatų rinkimas, tuomet atvedame prie šito brikelio ir rodome, kad būtent nuo šio brikelio galima pradėti eksponatų rinkimo istoriją, nes su šiuo brikeliu kolega Justinas buvo vežamas tėvelių krikštyti į bažnyčią. Tai yra muziejaus pradžia.